Gerai, atidedam vaikų žaidimus į šalį ir pakalbam rimtai apie dirbtinio intelekto prognozes video žaidimuose. Prognozes? Tuoj viską paaiškinsiu. Bet apie viską nuo pradžių. Tai yra nuo Aleksandro Douglaso Koto kompiuterijos mokslininko ir inžinieriaus? ir Turingo apdovanojimo laureato. Kalbant apie Turingą, prisiminkime, kas yra Turingo testas. Turingo testas yra būdas nustatyti dirbtinio intelekto gebėjimus imituoti žmogaus elgesį ir intelektą. Jeigu žmogus negali patikimai nustatyti, su kuo bendrauja, žmogumi ar dirbtinė programa, tada programa laikoma pasiekusią tam tikrą intelektualinį lygį. Bet gal nenukrypkim nuo temos? Nenukrypsime nė trupučio. 1952 metais Kembridžo universitete Douglasas sukūrė žaidimą Noughts and Crosses. Iš principo, kryžiukai nuliukai. Viena šio žaidimo ypatybių yra ta, jog jam užtenka vieno žaidėjo, o žaidėjų priešingų tampa dirbtinis intelektas. Tuo metu kompiuteris užimdavo visą kambarį, o žaidėjai naudodami sukamą į telefoną sukdavo skaičių nuo 1 iki 9, taip pasirinkdami norimą kombinaciją kitam savo ėjimui. Dabar supratau, kodėl mama sako pasuksiu tau vakare. Kai atsirado šis žaidimas, neatrodė ypač reikšmingas dirbtiniam intelektui. Tačiau bėgant laikui jis tapo dirbtinio intelekto evoliucijos video žaidimuose atspirties tašku. Lėtai, metai iš metų, žaidimų kūrėjai tobulino dirbtinio intelekto technologiją ir 1972 pasaulyje išvydo žaidimas Pong. Žaidimo principas nėra įspūdingas. Dirbtinis intelektas seka priešininko judesius ir kamuoliuko kritimo trajektoriją ir taip priima sprendimą, kada ir kur atmušti kamuoliuką. Kompiuterio judesiai buvo lengvai nuspėjami, todėl laimėti eilinę partiją buvo gan paprasta. Šiandien tai gal kiek primityvu, bet 1972 metais tai buvo didelis technologinis žingsnis į priekį. Toliau sekė tokie žaidimai kaip Pac-Man, Miss Pac-Man, kuriame judesiai nebuvo iš anksto nuspėjami. Priešingai nei Ponge, negalėjai lengvai įsiminti judesių atsikartojimų, todėl žaidimas reikalavo žaidėjo įsitraukimo ir atkaklumo. 1992 metais pasirodė strateginis žaidimas Dune 2, kuriame pažangesnis dirbtinis intelektas statė priešininkų tvirtovės, taip priversdamas varžovą pasistengti dėl savo strategijos. O 2002 metais pasirodė visiems gerai pažįstamas žaidimas The Sims, kurio principas - atkurti realių žmonių elgesį. Maniškis gyventojas kažkodėl mėgdavo padegti virtuvę. Gerai, supratau. Dirbtinis intelektas tobulėjo kartu su video žaidimais, bet ar tai padeda mums geriau suprasti dirbtinį intelektą ir apskritai, ką tu turi omeny, kalbėdamas apie ateities prognozes? Šiandienos mokslinė fantastika yra rytojaus mokslinis faktas. Ar pastebi, kad kartais kūrėjai, fantazuodami apie tai, kaip galėtų atrodyti ateities pasaulis, sukuria beprotiškas prognozes, kurios galiausiai pasitvirtina? Aha, kaip 2015 metų prognozė filme Atgal į ateitį. Skraidančių autobusų į paskaitas tikrai nekeliauja. Žinoma, spėjimų ir prognozių yra visokių, bet netgi tavo pavyzdėje buvo gerų spėjimų. Filmo pagrindiniam veikėjui Marčiui, darantis po 2015 metų pasaulį, pro jį pravažiuoja elektromobilis, ganėtinai panašus į Elono Musko Cybertrucką. Geras, net nepastebėjau. Galbūt prisimeni HBO serialą Vakarų pasaulis. Serialo veikėjai atvykdavo į laukinius vakarų salūnus, kurgi įgyvendindavo savo kaubojiškas svajones. Galiausiai atskleidžiama, kad visas pasaulis yra dirbtinio intelekto sukurtas žaidimas, laukiniuose vakaruose gyvenantys žmonės netikri, o pagrindinė veikėja tai yra dirbtinio intelekto androidas, ilgiausiai gyvenantis žaidimo visatoje. Žinoma, pasaulis buvo išties stulbinantis. Žmonėms nereikėjo nei kompiuterio, nei akinių, nieko. Tai reikėjo atvykti į pasaulį traukiniu. Na, o praėjus 2 metams po šio serialo pasirodymo, pasaulį išvydo veiksmo ir nuotykių westerno žaidimas Red Dead Redemption 2. Kurį sukūrė JAV žaidimų studija Rockstar. Žaidimo pasaulis sukurtas tuo metu pažangiausia dirbtinio intelekto technologija, leidusio žaidėjams sekti antraeilių veikėjų, kurių istorija siekdavo net 24 valandas gyvenimus. Taip, tai dar ne vakarų pasaulio situacija, bet judama link serialo kūrėjų svajonių. O štai Nvidia dirbtinio intelekto žaidimo NPC veikėjas gali tiesiogiai bendrauti su žaidėju. Dirbtinio intelekto technologija leido kūrėjams išmokyti didelius kalbų modelius, kurie gebėtų pateikti atsakymus į žaidėjo balsu užduodamus klausimus. Atsakymams priskiriamos tam tikros savybės – nuo humoristinės, toksiškos ir naudingos. Šioje Computex 2023 demonstracinėje versijoje gali pasikalbėti su Jin, ramen shop savininku, kuris patiria sunkumų savo versle. Labas, Jin, kaip sekasi? Unfortunately, not so good. Kodėl?
I'm worried about the crime around here. It's gotten bad lately. Tokių dirbtinio intelekto įrankių kaip ChatGPT atsiradimas palengvino žaidimų kūrėjų darbą, kuris atitraukdavo juos nuo pagrindinės istorijos vystymo, bet vis tiek yra be galo svarbus bendram pasaulio konceptui. Tai NPC, non-playable characters, arba lietuviškai nežaidėjo personažų kūryba, o ypač tekstų rašymas. Viena tokių kompanijų yra Ubisoft, kuri sukūrė Ghostwriter. Savo pristatomajame vaizdo įraše kompanija pasakoja, kaip rašytojas, naudodamas dirbtinio intelekto įrankį, kuria papildomus dialogus bei atsakymus. Pradžioje rašytojas sukuria veikėją arba situaciją, o dirbtinis intelektas sugeneruoja naujus atsakymus ir tekstus, kuriais gali reaguoti NPC. Rašytojui telieka pasirinkti tinkamą variantą ir jį redaguoti. Panašiai kaip su ChatGPT sąlygos rašymu. Taip, tik svarbu atminti, kad tai yra įrankis. Žaidimus, jų scenarijus, taisyklės vis tiek kur žmogus. Tiesiog šis įrankis pritaikomas tose užduotise, kurios atima daugiausiai laiko, bet nėra kertinės bendram konceptui. Be to, tokie įrankiai suteikia šansą mažesniems kompanijoms ir indie studijoms konkuruoti su didžiausiais rinkos vardais. Pasakojimas, dialogai, konceptas, 3D modeliai, animacija, muzika, programavimas - viskas atlikta pasitelkiant dirbtinį intelektų. Tai gal ir žaidimą už tave sužais? Gal nesužais, bet bus lygiavertis priešininkas. Arba neįveikiamas priešininkas. Tai kur čia įdomumas? Iš tiesų, dirbtinis intelektas turi didžiulę įtaką sukčiavimui. Reikia suprasti, kad kiekviename žaidime atsiras norinčių ir galinčių sukčiauti. Nesvarbu, tai krepšinis, futbolas, vaizdo žaidimai ar paprasti šachmatai. Ilgą laiką šachmatų didmeistriai buvo laikomi puikiais strategais arba tiesiog genijais, bet su Deep Blue kompiuterio atsiradimu staiga žmogus tapo nebe geriausias. Internetiniai šachmatų turnyrai nėra patikimi. Vienintelis sprendimas - tai gyvas susitikimas - žmogus prieš žmogų. O kaip apsisaugoti nuo sukčiautojų video žaidimuose? Paprastai, dirbtinis intelektas prieš dirbtinį intelektą. O ne, tik nesakyk, kad... Captcha. Dirbtinis intelektas išties stiprus ir kartais nenugalimas priešininkas. Mūsų ankstesnėse laidose aptarta kompanija OpenAI nutarė išbandyti dirbtinio intelekto galimybės prieš profesionalius DAU2 žaidėjus. Iš pradžių žaidimas nebuvo įspūdingas, profesionalų laimėdavo. Tačiau dirbtinis intelektas darė, ką moka geriausiai. Rinko duomenis, juos analizavo, mokėsi ir galiausiai laimėdavo 2-0. Įdomu tai, kad dirbtinis intelektas ne tik mokėsi žaidimo ypatumų, bet ir stebėjo bendravimo kultūrą. Vieno žaidimo metu, bendraujant su kitais žaidėjais, dirbtinis intelektas ėmė grasinti statistiką. Jis ėmė teigti, kad pagal jo skaičiavimus tikimybė, kad jis laimės, yra 95%. Dirbtinis intelektas gali praturtinti žaidimo patirtį. Daugybė žaidėjų apsidžiaugtų, jeigu galėtų iš naujo pereiti Elden Ring žaidimą, tarsi žaistų pirmą kartą. Dark Souls žaidimo esantis bossai įveikiami ne iš karto. Žaidėjai privalo vis iš naujo stoti į kovą su priešininku, išmokti jo puolimo veiksmų šabloniškumą ir tik paskutinėje kovoje iškovoti pergalę. Su dirbtiniu intelektu žaidimas mokytųsi žaidėjo įpročius, stebėtų jo veiksmus. Galiausiai žaidimas pasiektų tokį lygį, kad reikalautų iš žmogaus įgūdžių tobulinimo. Filmuose ir knygose piešiamas scenarius, kai žmogus nekeliaus į naujus skaitmeninius pasaulius, galės pakeisti savo išvaizdą, balsą. Bet visą tai galime daryti jau dabar, video žaidimuose. Galbūt dirbtinio intelekto pagalba distopinis pasaulis gali tapti realybę. O dabar laikas mūsų tinklalaidai, kurioje šį kartą Meida kalbins GameDev bendrai kūrėją Mantą Puidą. Temos pavadinimas – dirbtinis intelektas – pavojingas žaidimas. Pokalbio metu prisiminsime, kas yra gilusis mokymasis, kuo jis svarbus video žaidimų kūrime bei kitus aktualius moksleivių klausimus. Dirbtinis intelektas – pavojingas žaidimas. Sveiki, mano vardas Meida. Šiandien mano pašnekovas yra Mantas Puida. Jūs esate bendrai kūrėjas GameDev. Tai galbūt pradžiai norėsiu, kad papasakotumėte daugiau apie save ir savo veiklą. Sveiki. Aš žaidimų industrijoje dirbu gal paskutinius 15 metų. Per tą laiką tikrai žaidimų industrija pasikeitė ir jeigu pradėjome dar tada, kai nebuvo iPhone'ų, tai pirmas produktas, kurį padariau, tai buvo, kad žaidimų variklis Unity veiktų iPhone platformoje. Ir paskui perėjau prie dirbtinio intelekto ir dabar žiūriu, kaip tą dirbtinį intelektą prisukti prie žaidimų, taip, kad padėtų kurti žaidimus greičiau ir galbūt kokybiškesnius, turtingesnius žaidimus. Šnekant apie dirbtinį intelektą, galbūt pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti, būtent kas jums yra dirbtinis intelektas?
paprasčiausiai būtų pasakyti, tai darbas, kurio nenori daryti pats, bet jis reikalauja intelektinių pastangų. Tai ir mokslininkai taip sutarė, kad tai, kas yra intelektualūs darbai žmonėms, gyvūnams, tai yra dirbtinio intelekto sritis. Bet kaip tas dirbtinis intelektas realizuojamas, tai gali būti daug įvairių būdų. Ir kartais tai gali būti labai paprastas mechaninis kažkokia mašina, kuri atlieka tą intelektualų darbą. Tai galbūt duokite pavyzdį, kokį apibendrinimą, būtent, kad moksleiviai lengviau suprastų. Tai jeigu jūs nenorit daryti namų darbų ir naudoja ChatGPT tam, tai čia yra, ChatGPT yra tas dirbtinis intelektas, kuris iš jūsų tą neįdomų darbą atlieka. Taip, sakykime, taip. Vėl, autonominis automobilis, tai yra automobilis, kuris pats vairuoja. Tu jam pasakai tik tai, kur nori nuvažiuoti ir jisai jūs nuveža tenai. Vėl, tai dar nėra iki galo pasiekta kokybiškai, bet tai yra tokie darbai, kurios norėtų mokslininkai, kad būtų pasiekta. Galbūt yra dabar labai daug filmų visokių ir jaunimui labai yra įdomu, ar dirbtinis intelektas gali užvaldyti žmonę. Ką Jūs apie tai manote? Taip, kol kas dirbtinis intelektas jis nėra autonomiškas, tai yra kažkokias daug serverių kažkokiam duomenų centre, tai jeigu jūs išjungsite tą elektrą tam duomenų centrui, tai visas tas sukilimas dirbtinio intelekto tai vietoje ir pasibaigs. Bet iš kitos pusės tai labai įdomu stebėti, kaip dirbtinis intelektas mokosi, nes labai daug tų dalykų, kurie vyksta žmonėje, socialinėse plotmėse, atsikartoja ir dirbtiniam intelekte. Tai jeigu sudarysi tokias taisyklės ir spaudimą, kad dirbtinis intelektas norėtų sukilti prieš žmonės arba jam būtų naudinga, tai galbūt kažkurią dieną jisai ir pasipriešins. Šiuo metu, ką aš matau, kad ChatGPT kartais išmoksta tingėti. Tai yra paprašai padaryti darbą, sako, tu pats pasidaryk, aš tau duosiu instrukcijas, darykis. Tai tokių kuriozų tikrai daugėja. Tai tuomet galbūt kaip žaidimai naudojami mašininio mokymo procesuose? Tai vėl mokslininkai turi tokią šventąjį gralį, bendrai šitą dirbtinį intelektą, kuris galėtų atlikti visokius darbus. Nes jeigu dabar pasižiūrėtume, tai dauguma dirbtinio intelektų yra specialistai. Jie atlieka tam tikrą siaurą užduotį, pakankamai neblogai, kartais geriau už žmogų, bet jie yra tos srities specialistai. Ir jeigu jums reikia dirbtinio intelekto, kuris padėtų visom gyvenimo sritim, tai jūs tokio dabar nėra. Ir žmonės, mokslininkai bando surasti tą būdą, kaip ištreniruoti tą dirbtinį intelektą, kad jis būtų universalus. Žaidimai yra viena iš tokių smėliadėžių, kurie gali turėti turtingą pasaulį, kuriame yra daug įvairių iššūkių, kurie yra panašus į realaus pasaulio iššūkius. Ir dėl to jie buvo pasirinkti kaip lengviausia priemonė, kur testuoti dirbtinį intelektą. Nes žaidimas kartais duoda jums šitą įvertinimą taškais. Ir čia jūs pagal tai galite matuoti, kuris dirbtinis intelektas pasiekia daugiau taškų per trumpesnį laiką arba pažaidęs žaidimą trumpiau. Ir taip mokslininkai gali lygiotis, mano dirbtinis intelektas greičiau išmoksta tam tikrą dalyką ir panašiai. Arba giliau išmoksta, nes buvo toks žaidimas Montezumas Revenge, kur reikėdavo prisiminti, kad kažkuriam kambarį matei raktą, jį pasimti ir tada nueiti per daug kambarių ir atrakinti duris. Tai ilgą laiką mokslininkam buvo sunku išmokti dirbtinį intelektą, įsiminti tai, kur jisai vaikšto ir panaudoti tai, ką jisai matė labai senai. Tai iš tikrųjų panašus uždaviniai ir kaip čia pasakyti, problemas mokantis yra ir žmonėm, kad jiems kartais sunku matyti tą naudą, kurią, pavyzdžiui, kaip ir moksleiviai, kam reikės, integravimo ar diferencijavimo, čia galbūt yra labiau studentam gyvenime, nes dabar jo nereikia, o paskui paaiškėja, kad po 5 metų reikia. Tai čia tas pačios problemos, kaip tą signalą apie kada mokymasis yra naudingas, perduoti ir panaudoti pačiam mokymosi procese. Kalbant apie žaidimus, galime po truputį eiti į mūsų būtent pokalbio pagrindinę temą. Tai galbūt mano klausimas jums būtų, kaip žaidimai gali padėti mums suprasti, kaip veikia pats mašininis mokymas. Puikiai, jie atkartoja visas tas mokymosi klaidas, kurias žmonės patiria ir tuo pačiu tie patys triukai veikia kaip žmonėms. Vėl, jeigu jūs mokotės iš pavyzdžio, kaip gerai reikia daryti, tai šitoje vietoje jums daug lengviau mokytis, negu pačiam atrasti, kaip tą daryti, kai niekas nerodo. Nes yra tas būdas, tiesiog daužai galvą sieną, kol kažkada atrandi, kaip tą daryti, kaip važiuoti dviračiu, jeigu tau niekas neparodė, kaip važiuoti dviračiu. Tai su dirbtiniu intelektu irgi tas pats. Vėl, jeigu pažiūrėti, kad AlphaGo, kai buvo padarytas, yra Go žaidimą, žaidė dirbtinis intelektas prieš žmogų čempioną. Tai iš pradžių jis mokėsi ant kitų čempionų žaidimo ir gana neblogai išmoko ir paskui dar kažką ant viršaus išmoko pats prieš save žaisdamas. Ir tada įveikė žmogišką čempioną. Bet paskui parodė mokslininkai, kad galima iš viso to dirbtinio intelekto mokyti vien tik ant savo žaidimo, užtrunka kažkiek ilgiau, bet jis pasiekia dar geresnį lygį. Tai šitoje vietoje tas, kad labai greitai gali pagreitinti tą mokymąsi, kai turi gerą pavyzdį,
Bet iš tikrųjų, jeigu turi tokią sistemą, kur tu gali labai ilgai, šimtmečių žaisti prieš save, tu irgi gali išmokti labai daug gerų dalykų. Ir tų sudėtingų sprendimų. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, tai tas mokymasis, kai nežinai, ar tavo rezultatas yra geras ir tu jį sužinai daug vėliau. Tai čia yra toksai motyvuotas mokymas, kur reinforcement learning dar vadinamas, kurį ir dažniausiai ir naudoja žaidimams ir greičiausiai jis bus tas naudingiausias realiam pasaulyje, kai reikia paduoti signalą, kuris yra labai užvėlintas, ar veiksmai buvo geri ar ne. Nes jeigu, pavyzdžiui, žaidžiate, kad ir pokerį, jūs, kai atsiverčia pirmos kortos 3, jūs dar nežinot, ar laimėjot, jūs matote ir savo kortų kombinaciją, kad lyg ir neblogai, bet dar neaišku, galbūt priešininkas geriau turi. Ir kuo daugiau kortų ant stalo atsiverčia, tuo jūs daugiau žinote, kaip tai bus. Bet jums reikia veiksmus daryti tai anksčiau, dar kai visos kortos netverstos. Ir šitoje vietoje yra kaip tą išmokti, kaip tą informaciją perteikti į mokymosi procesą, tai iš tikrųjų tu turi labai daug žaisti rankų. Netgi yra ta žmogiška taisyklė, kad 10 000 valandų, jeigu praleidai prie kažko, tai tu būsi jau tos srities neblogas ekspertas. Tai dirbtiniam intelektui irgi tas galioja. Ir įdomu tai, kad jeigu jis mokosi iš konkrečių gerų pavyzdžių, tai galbūt jam užtenka 500 pavyzdžių, galbūt kelių šimtų tūkstančių. Jeigu jis mokosi iš savo klaidų tik tai jam reikia milijonais tų pavyzdžių ir tada tas užtrunka. Ir čia irgi dalimai atsakymas yra, kodėl dirbtiniam intelektui bus sunku užkariauti žmoniją, nes jam vykdyti galbūt užtenka vieno kompiuterio, bet tam, kad jis mokytųsi, jam reikia 100 kompiuterių. Ir šitoje vietoje tas disbalansas, kad jeigu nieks jam tų kompiuterių neduos, tai jam sunku bus išmokti kažkokių naujų triukų. Tai sakykite, jeigu klystu, ar teisingai supratau, tai būtent pagrindiniai principai būtų kartojimas, geras pavyzdys ir būtent rezultato gryninimas. Taip, iš esmės yra tokia takoskyra, kad kartais tu turi daryti taip, kaip visą laiką darai. Ir tai bus geriausias rezultatas, bet kartais tu turi būti spontaniškas ir bandyti kažką naujo. Nes jeigu jūs kažkada atradote kelią, tarkim, į prekybos centrą ir visą gyvenimą vaikščiosit tuo keliu, tai galbūt jis ir buvo trumpiausias, bet jeigu jūs kartais paieškosit, galbūt yra kažkoks trumpesnis kelias, jūs atrasit, kad jis yra dvigubai trumpesnis. Vėl tas buvo aktualiau turbūt, kai nebuvo žemėlapio programėlė, kur už tavęs randa tą kelią, bet yra daug gyvenimo tokių sričių, kur nėra to žemėlapio programėlės ir jums reikia kažkaip tai kartais pabandyti panaudoti tai, ką jūs jau žinote triuką ir kartais kažką naujo paeksplorinti. Ir čia yra įdomu, kad netgi ir antropologija tą atradė, kad nemaža dalis populiacijos, gal ten 10-15%, daro klaidingus sprendimus. Nors jie supranta logiškai, kad tas sprendimas yra blogas jų gyvenimui ir jie juos vis tiek daro. Nes kažkada evoliuciškai turbūt pasiteisino tokia strategija, kad jeigu yra populiacija didesnė, kad kažkiek žmonių bandys kažką kvailo padaryti ir galbūt jie atras tai, kas veikia. Nes pasaulis, niekas neparašė viso pasaulio taisyklių, žmonės jas tyrinėja, kaupia kaip žmonijos žinias, bet iš to pačiu kiekvienas individas ir pats turi tą visą pasaulį pažinti per save. Ir čia yra irgi tokių pavyzdžių, kai bandomos tokios primityvistinės gyvybės formos ir duodamas dirbtinis intelektas joms valdyti. Tai yra išmokti, pavyzdžiui, šuniukui bėgti, judinant kojas, kad atneštų šaką. Tai jis išmoks ir jis bėga taip organiškai kaip šuniukas. Bet kartais išmoksta jisai apsiversti ant nugaros ir tada striksėti aukštinkojom. Irgi jis galbūt tikslą pasiekia šaką, atneša, bet jisai daug lėčiau mokosi ir tas metodas visiškai neoptimalus. Ir kad tas atrodo, kad žmonės, kai kurie gyvenime išmoksta vieną triuką, jis galbūt nėra optimalus, nenori mokytis nieko daugiau ir taip ant nugaros ir šokinėja savo tikslą. Kartais jį pasiekia, bet visiems atrodo juokingai, kurie daugiau pasimokė tą srityje. Taip, nes klaidos atidaro langą, būtent eksperimentavimas atidaro langą klaidoms. Tai ar dirbtinis intelektas čia vienetiniai atvejai, kaip su šuniuku, kad eksperimentuoja ir kažkokios klaidos pasitaiko, ar jis dažnai eksperimentuoja? Ne, jeigu tu neįdėsi to eksperimentavimas, jis nesimokys. Nes iš pradžių jisai nieko nemoka, jisai kažką turi eksperimentuoti, nes jisai, jeigu darys pagal save nieko nemokėdamas, tai jisai niekada to rezultato ir nepasieks. Vėl, yra kitų dar paralelių, kad dirbtinį intelektą naudinga mokyti, iš pradžių išmokai paprasto darbelio, paskui išmokai sudėtingesnį, dar sudėtingesnį, tokia kaip studijų programa sudaroma.
Ir tad, nes jeigu vėl su moksleiviais irgi tas pats, jeigu mokėsi diferencijuoti, integruoti iš karto, nepamokęs, kas yra sudėtis, atimtis, daugyba, visą kitą, tai niekada žmogus neišmoks. Tai jam turi pirmą išmokyti kažkokius pagrindus ir tada ant tų pagrindų statai tą gilesnį mokymus. Tas pats galioja su dirbtiniu intelektu. Tai dirbtinis intelektas, kuris specializuojasi į labai siaurą sritį, jis mažiau linkęs yra eksperimentuoti. Taip, tai vėl tas eksperimentavimas, čia irgi labiau jau gilis rytis gaunasi, nes iš tikrųjų čia mokslininkai ir straipsnis rašo, kokia ten geriausias balansas, ar tai mokymosi metu tą eksperimentavimą įjungti, ar ir jau kai dirbtinis intelektas veikia ir visa kita. Tai šitoje vietoje, kai kuriuose srityse tu nenori, kad eksperimentuotų, jeigu ten kažkoks medicinis dirbtinis intelektas, tu norėtum, kad jis visą laiką kažkokį stabilų rezultatą grąžintų. Iš kitos pusės, jeigu tu darytum dirbtinį intelektą, kuris turi tyrinėti planetas prie kitoje žvaigždės sistemoje, kur ten komunikacija trunka 4 metus šviesos greičiu, tai tu nori, kad jisai būtų tas, kuris tyrinėja tą pasaulį ir bando kažkokius naujus dalykus, o nelaukia signalo Žemės ir 4 metus, kol nuspręs už jį, kaip jisai turėtų elgtis. Gerai, tai išvykome į kosmosą, grįžkime į Žemę. Tai, o kaip būtent galbūt papasakokite apie mašininio būtent mokymo privalumus ir trūkumus? Tai vėl, jį dažniausiai sunku pasiekti kokybiškai, nes viskas dažniausiai atsiremia į kokybiškus duomenis, o duomenis geresni, įvairesni, tuo geresnius rezultatus galite pasiekti. Net jeigu jūs turite dirbtinį intelektą, kuris jums padeda kurti žaidimą, tarkim, piešti tekstūras ar ten kažkokias iliustracijas žaidimai, dar kažko. Tai kuo bus mažiau matęs pieštinio turinio tas dirbtinis intelektas, to jisai prastesnį vaizdą tai jums generuos. Ir ko jis įvairesnį turėsi, to viskas bus geriau. Ir šito vietoje vėl, bet to pačiu yra ir problema, ko jūs turite daugiau duomenų, jums to ilgiau reikia apmokyti tą dirbtinį intelektą. Bet man tai labai džiugu, kad iš tikrųjų kompanijos atveria tos įrankius paprastiems žmonėms ir paprasti žmonės jau kasdieną pradeda naudoti dirbtinį intelektą tiek kūrybingiams darbams, tiek mažiau kūrybingiams darbams. Anksčiau tai būdavo taip, didelė kompanija pasidaro savo įrankį ir jie naudoja viduje kompanijos ir niekam kitam į išorę neatiduoda. Kadangi dirbtinis intelektas renka informaciją internete ir palei tai mokinasi ir prodiusuoja darbą, tai mano klausimas būtų, jeigu pats dirbtinis intelektas labai daug medžiagos išmeta į internetą ir po to vėl renka ją, nesigauna, kad tas pats procesas kartojasi ir jeigu ta bloga informacija bus išvesta, būtent pats dirbtinis intelektas save gadins. Ir yra tam tikrų tyrimų, kad jeigu tu dirbtinį intelektą mokai visiškai vien tik tai ant jo rezultatų, tai galų gale jo rezultatas pradeda prastėti. Bet iš kitos pusės aš tik norėčiau jūs pataisyti, kad dirbtinis intelektas pats informacijos internete nerenka. Ta renka mokslininkai, jie sudaro duomenų rinkinius ir iš tų duomenų rinkinių jau dirbtinis intelektas mokosi. Tai paskui jau vykdydamas, pavyzdžiui, kažkokias funkcijas, ChatGPT gali pasinaudoti paieškos variklių, padaryti užklausą internete, kažkokius duomenys pasirinkti ir tos duomenys interpretuoti, tai, pavyzdžiui, sumarizuoti ir kažką pasakyti jiems iš tų duomenų, kuriuos jisai pasiieškojo internete. Bet jisai šitoje fazėje nesimoko, jisai tik tai sumarizuoja tai, ką jisai perskaitė. Tai čia šitoje vietoje. Bet grįžtant prie to, kad iš tikrųjų duomenys, jie neturi moralės ar etikos ar dar kažką. Tai jie yra visą laiką tiesiog duomenys. Gali būti kokybiški duomenys ar ne. Bet ar kokybiški duomenys, tai gali nuspręsti žmogus. Tai net jeigu duomenys yra atsitiktinai surinkti ir dalis tų duomenų yra sugeneruoti dirbtinio intelekto, jeigu atėjo žmogus ir pasakė, kad šitie duomenys geri, jisai iš jų išmoks gerai. Jeigu nėra tarpė žmogaus, kuris pasakytų, kad šitie duomenys geri, šitie yra šiukšlės, tada bus problema. Ir šito vietoje yra labai svarbu, kad būtų kažkur tam cikle žmogus, kuris duotų signalą, ar čia viskas eina į teisingą pusę, ar čia sprendžia teisingą uždavinį tas dirbtinis intelektas. Tuomet kaip mašininis mokymas gali paveikti mūsų ateitį? Aš manau, kad dalies darbų nebeliks, ypač tie, kurie yra rutininiai ir kai kurie jau buvo jie išautomatizuoti prieš dirbtinio intelekto revoliuciją paskutiniu metu vykstančią. Bet atsiras naujų darbų. Yra tokia protezo teorija, kad automobilis yra protezas jūsų kojams, kad judėtumėt greičiau. Vėl kojas privesti bėgti ten sunku daugiau negu 30-40 km/h. Tai automobilis tą problemą sprendžia. Tai dirbtinis intelektas irgi yra tas automobilis, kuris jums padeda nuvažiuoti tikslą greičiau. Tai jūs tiesiog esate kūrybingesnis, darbingesnis, koks tobulesnis su dirbtiniu intelektu kaip įrankiu jūsų paletėje. Būtent pokalbio metu užsiminėte, kad būtent žmogus turi prižiūrėti vis tiek tą veiklą. Tai kaip mašininis mokymas
potencialiai galėtų veikti be žmogaus įsikišimo? Tada turi būti aiškus labai objektyvus signalas, kada yra veikiama gerai, kada nėra gerai. Ir yra problema, kaip sakiau, su tais, kai kurie signalai ateina pavėluotai. Nes jeigu jūs bandysit prisukti dirbtinį intelektą prie kažkokios atominės elektrinės valdymo, tai kai jinai sprogs, jūs žinosit, kad valdė negerai, ne? Bet tai jau truputį per vėlu. Tai jūs galbūt kai kurių sričių nenorite sąjungti prie dirbtinio intelekto, o kai ką norit galbūt labai gerai ištestuoti. Bet čia yra tam tikrų problemų, kad kai yra didelis dirbtinis intelektas, jūs labai sunku jį išnarstyti po kaulelį ir pasakyti, ar čia viskas veiks ar ne. Sudėtingom mašinom irgi yra dažnai sunku pasakyti, kuri dalis neveikia taip, kaip reikia, tam tikrom sąlygom, kurios buvo ne visai numatytas kūrėjų. Tai čia šito vietoje dirbtinis intelektas turi tą pačią problemą. Tai bėda tokia, kad kartais politikai galvoja, kad jie gali išspręsti už mokslininkų šitą problemą, išleisdami kažkokią tai direktyvą, nors taip dažniausiai nenutinka. Dabar toks aktualesnis galbūt jaunimui klausimas. Šiais laikais labai aktualūs yra kompiuteriniai žaidimai ir labai dažnai yra tokia prerogatyva, kad kompiuteriniai žaidimai praryja žmogų, kad būtent pasinėrėsi virtualią realybę, iš jos labai sunku išlipti. Tai galbūt vis dėlto kompiuteriniai žaidimai moko mus bendrauti? Na, čia toksai dvipusis klausimas, nes jeigu taip tiesiai sakyti, iš tikrųjų tai kūrėjai žaidimų stengiasi, kad jūs tiesiog liktumėt, nes tai yra jų sėkmės faktorius, jų signalas, kad jie sėkmingai tą daro. Ne? Iš kitos pusės, jeigu žmogus renkasi kompiuterinį žaidimą versus kažkokį pasikalbėjimą prie baltos mišrainės, tai šitoje vietoje galbūt jiems ta pokalbė prie baltos mišrainės nėra tokie įdomus. Tai galbūt žaidimas yra aktualesnis kažkokiam temam arba potyriais negu kiti bendravimo aspektai su kitais žmonėmis. Tai šitoje vietoje taip visą laiką reikia žiūrėti socialinį kontekstą, kuriame tas žmogus gyvena. Ir aš manau, kad žaidimai yra apskritai geras būdas mokytis naujų dalykų ir galima pačiam bandyti kurti tos žaidimus ir tą dirbtinį intelektą bandyti prisukti prie to žaidimo, nes yra įrankiai, kad ir koks nors Unity žaidimo variklis, kurį gana nesunku įsisavinti ir kažką su juo padaryti. Ir tada yra įrankiai kaip nors ML Agents, kur galima prisukti tą dirbtinį intelektą prie kažkokio tai agento žaidime, kuris išmoktų galbūt vairuoti automobilį. Ir tai yra žiauriai smagu, nes tada tu žiūri tą žaidimą, kaip tas agentas mokosi. Aha, žiūri, galvoju, kas per kvailas, reikia kažką tai pakeisti, galbūt daugiau neuronų pridėti, galbūt jam trasą kitaip pakeisti, galbūt jisai bandai užduoti užduotį, kuri per sudėtingai reikia suskaidyti etapais. Ir tu staiga mokaisi tą procesą visą ir kurdamas žaidimą ir bandydamas jį žaisti. Minėjote apie žaidimo kūrimą. Tai vis tiek žaidimo kūrimas trunka ne 1 metus, tai yra ilgas procesas ir galbūt kokias šio proceso dalis galėtų palengvinti dirbtinis intelektas? Jeigu žiūrėti kokius AAA žaidimus, jie gali būti, tai yra Baldur's Gate'as ir panašus, tai gali būti kuriami 5 metus daugiau, kai kurie truputį greičiau, bet iš esmės ten labai ilgas periodas. Tai šitoje vietoje, jeigu galima paspartinti tą procesą, su mažiau žmonių sukurti neprastą žaidimą arba turtingesnį žaidimą, tai čia dirbtinis intelektas ir ateina, kuris gali viską pagreitinti. Tai yra tas procesas, kuris padeda jums greičiau judėti. Tai yra tas automobilis. Tai jūs galite naudoti tą patį ChatGPT kodui rašyti. Jūs tiesiog pasakote, ką veikėjas turi veikti žaidime ir jis bando parašyti kodą. Jis neblogai išmano žaidimo variklius ir galite tą kodą parašyti, kuris tinkama žaidimo varikliui. Dabar labai norėčiau įgarsinti mokinių blitz klausimus, būtent ką mokiniai nori jūsų paklausti. Pirmas klausimas būtų, ar dirbtinis intelektas paveiks žaidimų kūrimo industriją. Nes kaip minėjote, tokiam žaidimui kaip Roblox trunka sukurti 2 savaitės, bet tačiau kokybiškam žaidimui trunka vidutiniškai apie 2 metus. Tik manote, ar daugiau padaryta bus tų tokių lengvesnių tipo ar sunkesnių? Iš tikrųjų, dažniausiai nulėmė kūrėjo pasirinkimas ir kūrėjo ambicija. Tie, kurie nori padaryti ambicingą žaidimą, jie tiesiog padarys turtingesnį. Tie, kurie nori padaryti greičiau žaidimą, padarys greičiau. Kurie kūrėjai laimės, kurių bus daugiau, tai truputį sunku nuspėti, bet aš manyčiau, kad bus kažkoks sveikas santykis. Galbūt truputį mažiau bus ambicingų, daugiau, kurie bando daryti bet ką, bet greičiau. Ar dirbtinis intelektas, būtent ištobulinus, davus visus reikalavimus, ar jis galėtų ateityje pakeisti žaidimų kūrėjus ir programuotojus? Ir taip, ir ne, turbūt, nes vis tiek ta intencija suprasti, kas yra dabar madoje, kas žmonėms patinka. Čia ne kiekvienas žaidimų kūrėjas tą turi, bet ir dirbtinis intelektas tos duomenys sunkiai galėtų rinkti, sakykime, taip, kad suprasti. Šitoje vietoje aš manau, kad vis tiek visą laiką bus tas režisierės
anapus to dirbtinio intelekto, kuris tą diriguoja visam tam procesui. Tai yra tas žmogus, kuris kuria. Man labai įdomu. Dirbtinis intelektas pradėjęs žaisti šachmatus, tai šis žaidimas žmogui pasidarė nebenugalimas. Tai šiek tiek atima žaidimo pagrindinį tikslą ir džiaugsmą, ta būtent ta pergalė, ta saldžia pergalė. Tai ar dirbtinis intelektas netims ir kitų žaidimo elementų ir nepavers žaidimo tik nuobodžia pamoka? Ar jums patinka šachmatai? Ar jums įdomus šachmatų žaidimas? Aš šachmatų nemoku, aš labiau šaškiam. Nes man šachmatai gana nuobodus žaidimas ir grinai dėl to, kad jis yra lengvai, kaip sakant, skaičiuojama jėga sprendžiamas. Tai yra, kad jums reikia perinkti daug variantų, kuriuos atsirinkti tie, kurie geresni ir daryti tą ėjimą, kuris turi didžiausią tikimybę, kad laimėsite arba pagerinti savo poziciją. Kitiems žaidimams, aš sakyčiau, vėl, kartais reikia atskirti tą, kur yra mechaninis limitavimas, kiek žmogus gali padaryti kažkokių veiksmų per sekundę, versus kur yra kažkokie strateginiai sprendimai. Bet iš kitos pusės, tai tiesiog žaidi prieš žmonės, o ne prieš mašiną, tada ir viskas smagu. Na ir iš mūsų viso pokalbio, kaip suprantu, tas dirbtinis intelektas nėra tas pavojingas žaidimas. Tai be abejo, jūs tiesiog nejungite prie to įrenginio, prie kurio nereikia jo jungti ir tai viskas bus gerai. Ačiū Jums šiandien labai, kad atsakėte į mano ir mokinių klausimus. Dėkoju ir linkiu Jums sėkmės. Ačiū, buvo labai smagu. Su dirbtiniu intelektu žaisti tai ne tik įdomu, bet ir naudinga. Jis ne tik pramoga, bet gali ir padėti išgydyti. O kitos mūsų laidos tema – žinios, kurios saugo. Šį kartą temą pažvelgsime rimčiau, nes geriausias vaistas nuo ligų – prevencija.